Žodžiu, švilpiko dienoraštis. Jau antrą dieną man nepavyksta surenderinti video. Vakar dėl to iki 11 prasidėjo prie kompo. 11 iki 12. Dabar vėl. Vakar visą naktį iškelinėjau videkus. Dariau viską, kad būtų vietos. O kai dėl to čia stringa, bet panašu, kad ne dėl to. Nu, žodžiu. Dabar renderin ir 8% sustojo. Nežinau, atsibodo tam kempingui sėdėti laukti. Susikroviau daiktus, varau kavinę papusryčiau. Sėdžiu prie pusryčių, nieko neturiu valgyti. Vakar jau parduotuvės nedirbo. Tai varau, va čia kažkokią radau, čia lašišos turi. Susijęsiu papusryčiausiu ir tuo pačiu palauksiu, gal dar renderis, nes valdo laiko stovi 8%. Ir nieko nesuprantu. Kas daro, nie lervų kažkaip meta nieko. Tiesiog nepavaigia darbo tiek. Jaučiuosi toks strigęs tam Levante. Užsivsi su videkai strigęs. Nu, šiandien sunki dienos pradžia. Kelta čia 27, man atrodo, diena. Prastai miegojau. Taip įdomiai, tam miestelėje bažnyčios varpas muša kas 15 minučių. Dieną naktį jam nesvarbu. 1 minutė atsilieka, bet kas 15 minučių kala. Kala valandas ir tada, jeigu lygiai, ten pažiūrėjau 12, tai 12 kartų sumuša vienu varpu ir paskui kitų varpų nieko nemuša. Jeigu 12-15, tai dar vieną kartą su kitokiu garsu įmuša. Nu ir taip atitinkamai, jeigu 3 garsai, 12 pažiūrėjau ir 3 kitokio, tai reiškia 12-5. Nu vat ir taip jisai visą naktį tai prabundu nuo to barbėjimo, tada sunku vėl užmigti. O nuo 7 ryto pradėjo vokiečiai pakuotis. Ir ne taip, kad ramiai tyliai pakuotus, ne. Tai normaliai diskusijas veda per 3 kemperius, barasi. Tai va, tai toks miego biški trūkumas, vakar 12 atsiguliau. Antras dalykas, labai šiandien jaučiu, kad trūksta šeimos, trūksta vaikų, trūksta skaistės, trūksta mamos. Žodžiu, jaučiuosi toks biški. Ne kažką, parašiau žinutės šeimai, apsiverkiau. Dabar liūdna darosi. Tas grožis kažkaip. Džiugina. Reikia kažkaip pasidaryti, kad būtų gerai. 12 valandų. Vėl kai vakar išvažiavau. Galėjau 9 išvažiuoti, jeigu ne tas videkas. 3 valandos būčiau važiavęs. O, čia iš tikrųjų labai gražu. Kokia graži jūra. Maudosi žmonės iš katerio iššokė. Smagumėlis. Reiktų ir man išsimaudyti kažkur tai.
Lift downstairs? Ah, sì, sopra, lì. Ok, grazie. Čia biški dviračių takas toks linksmesnis. Dar daiktus pasipylė visi, kurnitingi. Žiauriai vargstu. Prakaitas bėga upeliais. Nu kažkaip sunkiai čia važiuojasi. Oi, net abejoju, ar aš ten važiuosiu dabar. Ar man ten reikia, ar ne ten. Genoje gerai. Ten. O, į viršų nešti. Na čia. Biški dabar nusileidimas žemyn, bet taip šakės. Ragai, blemba, verkt norės. Prakaitas bėga upeliais. Kai tuneliais variau, tai buvo taip gerai, dabar va pučia. Biški nuo kalno nusileidimas, bet čia kapuojau įkalnę. Tai tokia nuoširdžiai. Ir nesibaigė, čia dabar biški poilsio. Šitą vat kalniuką gerai veikti, tada bus lengviau. Ir toks sėdžiu ir kartais sustoju, pagalvoju, sėdu, ką daryti. Ar tipo laukti, kol atvės, bet tai ką aš tada vakarą čia sulauksiu. Arba aš toliau varau, čia vargstu, nu tai nusprendžiau, kad varau. Šitos 10-20 įkalnės kilometrų reikia įveikti ir bus jau lengviau. Bet šiandien tokia nuotaika, depresuovo nesimegojęs, toks ilgesys, gal irgi dėl to namų, vaikų. Žodžiu, šiandien jaučiuosi silpnas. Kojose kažkaip viskas gerai, mojuoju, bet tonusas yra, bet galvoj tai jovalas. Nu va, dabar jau dar liko 3 kilometriukai, net jau įkalnė tokia stati, prakaitas nebėga upelis, jau nereikia kapoti atsistojus, mažiausiai bėgiu. Visai smagu dabar. Tik aišku karšta, beveik nėra, dabar jau biškai atsiranda. Ir jūra pradeda vėl matytis. Praškai nuo jūros, nemažai čia nutolo. Tiek į viršų, tiek į tolą, tiek į šoną. Bye, take care. Salut!
normaliai čia nešamas. Gerai, čia biškį parodo, kas laukia. Nereikia iki baikom pažiūrėti. Sorry? What do you plan to go this evening? Portofino? Portofino this evening? Yeah. And you going as well? No, we're going to Chiavari. It's in the same direction, but a little bit near to Genoa, I think. Yeah, so as well I going through the Portofino. I'd like to visit there, and I will go to Genoa. Start somewhere to live there. Ah, okay. Okay. Portofino is fine. It's very fine. Yeah. I never been there, so I'd like to visit. If you want, you can go. I think also with a bike from Santa Maria Maggiore. I think. No. I'll show you. Portofino. Santa Margherita? All on the seaside. Okay. I will check that. You can do that. It's fantastic. It's after Portofino or before? It's about 10 kilometers, I think. Santa Margherita. Santa Margherita, I think it's near to. Okay. Probably. But in any case, even if you find it before or after, it's Yeah. you'll Worth to visit, right? In this direction. Okay, thank you. Buvau ten kalne pačiam viršui, kur takiukas iš autostrados. Prieš tai va, ten kapojau, o dabar va čia nusileidau. It's compact one. Qui è spesso in Italia è così, sono facili nella ferrovia. Sì, ma cazzo, che più tempo devo accappare? Nu, va čia su tais dviejais šveicarais įsiskyrėm, likau vienas, toliau važiuoju vieną.
Così si siede in una panchina e... Amen. Ciao. Finita. Non capisco, mi chiama poi esatto. Esatto, per favore, muore Hey, c'est vrai qu'on aurait pu se garer. On aurait pu se garer là. Ah oui. Mais je trouve que... Et alors? Allez, on y va. Allez, on descend là. J'ai mis la tête derrière. Bah oui, mais toi, c'est pas mal. Putain, ça te marche là, tu vois. Nu, Portofine šiandien kažkas tai vyksta, matyt, kažkoks renginys, nes labai daug policijos. Net į senamiestį važiuoti stovi policija su busikais, kad, žodžiu, net dviračių stumtis net negalima. Tai va, į uostamiestį be šansų papulti. Čia policija visur jau eismą reguliuoja, uždarinėja, atidarinėja, praleidžia, ne? Santa Margarita.
Nu, gražus saulėlydis. Lemba, šiandien paskutinis 2 valandas tokios, kad nesuprantu, kur aš čia varau. Prieš tai va tokiais kalniukais užvedė, dabar irgi karočią. Tipo kempingas turi būti viršui. Čia turbūt ne pagrindinis kelias, bet Google Mapsas užvedė. 100 metrų dar. Hi. Tell me, there is the camping site or not? You are just arrived. Yeah, really? Yes, quite. They're working? Yes. Oh, perfect. Ciao. Ciao. Sako, tik atvykai. Aha. Dar 100 metrų užsitįsti reikia. Eina šiek. 100 kilometrų, nieks neskaičiuoja. Nei aš, nei kompas. Blin, vis tik šviesos veikias tokiais. Normalesnės nematyti. Kiek čia dar? 7 metrų. Dar 30 minučių jau. Oi, nu ką, baigės diena. Nieko čia nenoriu šnekėti. Privargau šiandien į pabaigą su tais laiptukais. Portofino nuvažiavau, bet nieko gero neprivažiavau, nepamačiau. Nusliau, kai pamačiau, kad prabangu, bet privažiuoti neišėjo. Nes dviratis neįmanoma, o dviratį palikti labai nenorėjau. Bet apsaugos daug, ten matosi kažkokios spec tarnybos, su ausinytėmis, vyrukai juodais kostiumais ir panašiai. Nu, vienu žodžiu. Gražus maršrutas, sutikau tos 2 šveicarus. Nu tiek, 8-7 kilai numinti, gal po 1,5 kilometro sukilimo. Tai va, tai buvo sunkių tokių įkalnių. Buvo gražus vaizdai. Gražyčia pakrantė, gražus kalnai, gražus miškai tose kalnuose. Viskas kaip ir faina. Bet pavargau šiandien, viskas gana. Vienas šiandien video. Iki rytojaus. Šiandien liūdna diena buvo. Nesimiegojęs, toks namų ilgesys, pasilgęs visų. Tai va, nu gal rytoj bus geresnė diena. Čiau.